Kai kurie nokautai užbaigė kovas. Ši iš sąrašo atėmė gyvybę savo varžovams. Boksas, Muay Thai, kickboksas, MMA, nesvarbu koks sportas. Kai vienas iš šių smūgių pataiko tiesiai, rezultatas visada tas pats. Kastilijas niekada nebuvo nokautuotas. Tik vieną kartą ir susidūrė su Smito debiutu pusiau sunkiame svoryje kaip patikimumo išbandymu, ne kaip paprastų tramplino. Praėjus 55 sekundėms nuo antrojo raundo pradžios, Smithas smogė Kastilijo į smakrą galingų dešiniuoju smūgiu. Jis iš karto nugriuvo, kojos susisuko ant ringo dangos. Sky Sports atsisakė rodyti pakartojimą. Kastilijas buvo iš karto neštuvais nugabentas į ligoninę. Smithas išėjo su 28 pergalių ir 1 pralaimėjimo rezultatu, bet niekas tame Tottenham Hotspur stadiono pastate negalvojo apie rekordus. Jie tiesiog tikėjosi, kad su Kastiliju viskas bus gerai. Vorenas buvo dabartinis Bellator plunkstinio svorio čempionas ir debiutavo gaidžio svoryje, siekdamas antrojo savo titulo. Vilija jį pritrenkė dešiniuoju smūgiu, o tada sudavė galingą kairįjį kablį. Tai paliko Voreną be sąmonės dar prieš jam nukrentant ant ringo dangos. Čempionas atvyko užkariauti antrąją diviziją, vietoj to jis išėjo neštuvais. Lebaneris buvo surinkęs 70 nokautų. Jis buvo šio kovos monstras ir tai įrodė nuo pat pradžių, parbloškęs Sefą galingą kombinaciją. 15キロほどの差があるわけですが、これ攻撃力が谷川さん全然違います。万能戦はローキックがポイントになってくるんじゃないかなという気がするんですけども、ただでシュガーフットという異名を自分でこの系の世界クルーザー級チャンピオン。しかしここで Sefas atsistojo, Lebaneris priartėjo užbaigti kovos. Ir tai buvo jo klaida. Sefas kontratakavo dešiniuoju smūgiu, kuris parbloškė Lebanerį ant žemės kaip kirminą. 左構えサウスポーで真ん中ガシガシ。 Niekas jam to niekada nebuvo padaręs. Nė karto per 86 kovas. Nongo turėjo 10 pergalių ir ne vieno pralaimėjimo One Championship turnyre. Jau ilgą laiką buvo čempionas, kovodamas namuose, Lumpini bokso stadione. Haggertis buvo pretendentas, iš kurio niekas nesitikėjo, kad nutrauks tą pergalių seriją. Jis 3 kartus parvertė Nong O per pirmąjį raundą. To enter in, big kicks coming from Nomo early. Distance. Haggerty has been very focused on defending that. The kick missed, and it came right back in with that leg kick. Goes Nago! We resume. Nago in trouble. Haggerty smelling blood in the water. Likus kelioms sekundėms iki pirmojo raundo pabaigos, Haggertis paleido negailestingą kombinaciją, švariai parvertė Nong O. Teisėjas net nesivargino skaičiuoti. Dešimtmetį trukęs Nonko dominavimas baigėsi per mažiau nei 3 minutės jo paties teritorijoje. Nastjukinas buvo pavojingas, nenuspėjamas ir jau buvo įveikęs aukščiausio lygio varžovus. Jis atėjo pasitikėdamas savimi. Bet Lee turėjo kitų planų. Lee išliko kantrus, laukė ir... Kai atėjo tinkamas momentas, kontratakos metu pataikė Nastjukinui tikslų kairįjį kablį, kuris parklupdė jį ant kelių. Po to jis užgriuvo jį smūgiais parteryje, kol teisėjas įsikišo ir išgelbėjo Nastjukiną. Leaping punches, Christian caught him. He caught Nastjukin. Here comes the right hand from Christian Lee. Nastjukin in a hole in another. Christian. Lee sėkmingai apgynė savo titulą. Rikas Verhoevenas, kickbokso karalius. Glory sunkiasvorių čempionas ir dominuojanti jėga šioje divizijoje. Džamalis Ben Sadikas, Goliatas. Milžinas, kurio galia atitinka jo pravardę. Ir vienintelis žmogus, kuris jau buvo nugalėjęs Verhoeveną anksčiau. Nuo pat kovos pradžios, Ben Sadikas vos dar kartą neparvertė Verhoeveno pirmajame raunde, naudodamas savo ūgį ir rankį ilgį, kad nuo pat pradžių sukeltų čempionui problemų. Bet Verhoevenas prisitaikė raundas po raundo, kai perėmė kontrolę.
Expecting that power of Sadiq. Rico controlling the center of the ring. You don't want to give the Goliath too much space to load up that power. The energy here is off the charts. His left hook. Two, so we're all even according to the 5 judges. Yeah, Rico's picking it up, and I mean, his glove touched the canvas. Tada. Penktame raunde Verhoevenas smogė kelis galingus smūgius, kurie privertė teisėją įsikišti. Goliatas atsistojo iki teisėjo skaičiavimo pabaigos, tačiau Verhoevenas jam tai atkeršytų. Some complain that Rico's not a closer. He's not a finisher. He's not a knockout artist. Is he going to prove everybody wrong here? The head kick started the sequence. An overhand right and another one. Oh, Sadiq's against the ropes. It's a standout. Is he going to get it? Sadiq was out. Sadiq is on his feet. It's all over. Verhoevenas ką tik atkeršijo už vienintelį savo karjeros pralaimėjimą prieš savo vietinius gerbėjus Rotterdame. Kickboksio karalius vėl pelnė šį vardą. Du vieni stipriausių kovotojų turinčių nokautavimo galią kovos sporte dalijasi ringą tuo pačiu metu. Robis Loeleris be jokios abejonės yra vienas iš natūraliai talentingiausių MMA kovotojų – Manhofas. Pirmasias minutės praleido traiškydamas Loelerio atraminę koją stipriais žemais spyriais. Koja linko, o Loeleris traukėsi atgal. Atrodė, kad tai tik laiko klausimas. Lawler to southpaw. King Lawler to the midsection. There's a bulldog sick. His ground game remains. To make me kind of nervous. I like the uncharacteristic of Robbie Lawler to clown like that. If he was, Lawler looks to be wincing in pain. That lead leg is being decimated by Manhoff. He smells blood. Manhoff opening up on Lawler. Oh, just massive shots. Tada Manhofas spaudė į priekį, kad užbaigtų darbą, ir akimirkai nuleido gynybą. Tuo momentu Launeris pataikė tikslų dešinį kablį, kuris akimirksniu nokautavo Manhofą. Possibly beginning to limp down again. Manhoff continues overhand. Manhofas atėjo užbaigti Laulerio, bet būtent Lauleris jį užbaigė. Vienas įspūdingiausių sugrįžimo nokautų MMA istorijoje, paremtas ne to žmogaus, Džordžo Petrosjano akimirkos neatsargumu. Su tokia tobula techninė gynyba, kad per 6 metus ir 42 nepralaimėtus kovas, niekas jo niekada nebuvo parvertęs. Prieš Andiristį mašiną. Nestandartinis, agresyvus ir kuriam visiškai nerūpėjo Petrosjano mitas. Pusfinalis Madison Square Gardenas. Per 2 raundus abu boksininkai buvo įspūdingi. Second semi. Get in there. Make it a little dirt chest, like you're down to watch it. Under 60 seconds of the opening round. Left. Just down. Walking Petrosyan down. There was a knee. Gets turned around by Petrosyan, who finds himself under the 115 grand. Goldhart takes this. Fluid action. Yeah, both fighters. That's what it's saying. Praėjus vos 43 sekundėms nuo 3-ojo raundo pradžios, Ristė smogė kairiuoju aperkotu, kurio genijus niekada nepastebėjo. Parbloškė jį ant ringo grindų. Petrosjanas pirmą kartą savo karjeroje krito ant ringo grindų. 6 metus trukusi nepralaimėjimo serija buvo baigta. Ristė finale nokautavo Robiną Van Rosmaleną ir laimėjo visą turnyrą. Juanas Carlosas Pajanas, buvęs Pasaulio bokso asociacijos supermusės svorio pasaulio čempionas. Vyras, kuris buvo išgyvenęs aukščiausio lygio kovas ir niekada nebuvo nokautuotas. Naoya Inoue, monstras. Nepriklausomai nuo svorio kategorijos, vienas pavojingiausių kovotojų pasaulyje. Praėjus 70 sekundžių nuo 1-ojo raundo pradžios, Inoue tiksliai smogė ir Pajanas veidu į grindis krito ant ringo dangos. Teisėjas net nesivargino skaičiuoti. Inoue nereikėjo laiko, jam tereikėjo tik vienos progos. Dienas Hendersonas. Hendo. Vienas iš labiausiai apdovanotų MMA kovotojų prieš Renatą Babalų Sobralą. Užgrūdintas veteranas ir buvęs pasaulio čempionas. Pirmąją jų dvikovą laimėjo Hendersonas teisėjų sprendimu 2000-aisiais. Praėjus 10 metų jis buvo dar mažiau kantrus. Nuo pat kovos pradžios abu kovotojai buvo atsargus.
Tada Babalu padarė lemtingą klaidą, bandydamas griebti už kojų ir pargriauti, o Hendersonas privertė jį už tai sumokėti smūgių kruša, kol teisėjas įsikišo, kad išgelbėtų jo varžovą. Veteran just closing the distance, controlling Henderson's posture. But Henderson back up to his feet. Oh, another right hand. Oh, it's over. Viena klaida ir to užteko Hendersonui. Nuo pat kovos pradžios Page'as visą pirmąjį raundą žemino Limą. Greitai priartėdamas ir atsitraukdamas, pataikydamas švarius smūgius ir netgi tyčiodamasis iš čempiono. Tačiau Lima nieko nesakė, tiesiog išliko kantrus. Should. What is he doing, expending all of this energy? In many ways, he's hiding his offense. Page and Lima looking to collect data before collecting the elbow, the takedown. Everyone says, oh, Anderson is a stand-up fighter, but Anderson has a very accomplished... Antrajame raunde Page'as sudavė Limai dešinį smūgį, kuris jį suklibino ir puolė baigti kovą, bet per daug pasitikėjo savimi. Lima atsakė tiksliu žemų spyriu, kuris jį pargriovė. Ir kai Page'as sunkiai kėlėsi, Lima pataikė jam tobulą dešinį smūgį tiesiai į smakrą, kuris jį visiškai išjungė. Showing already, John, in the way he reacts, although he got momentarily bothered there. Advantage right now, Douglas is he's not quite at 100%. Oh, and there. What a shot by Lima! Page'as jau buvo be sąmonės dar prieš nukrisdamas ant ringo dangos. Vyras, kuris pirmąjį raundą tik maivėsi, atsibudo žiūrėdamas į šviesas. Manedas Khalidovas yra dukart KSV čempionas, Europos MMA legenda. Priešais jį Robertas Soldičius, kroatų nokautų mašina, kurį vadino Robertu Killeriu. Nuo pat kovos pradžios pirmasis raundas buvo atsargus. Abu kovotojai apsikeitė stipriais spyriais. Trumpam jie atsidūrė ant žemės. Soldičius atsistatė ir vėl atsistojo, išlaikydamas spaudimą. Roberto dobrych ciosów, szło momentu na swoją akcję, szukający swoich okazji. Idzie ma 41-letni zawodnik, 40. Ale tak jak mnóstwo serca wkładali w ten szacunek przed walką, tak teraz. Dlatego też chcemy zabrać na pewno więcej tchu właśnie takimi akcjami. Ale jeśli są ciosy na dół, to możemy się spodziewać, że podniesie. Tada prasidėjo antrasis raundas ir kartu su juo tikroji kova. Po trumpos pertraukos, dėl atsitiktinio smūgio į kirkšnį, abu puolė vienas kitą. Soldičius pataikė galingą kairįjį kablį, kuris akimirksniu nokautavo Khalidovą. Khalidovas buvo išgyvenęs viską daugiau nei 10 metį. Kairysis kablis viską užbaigė. Nikas Karilijas, Šiaurės karalius. Škotų smūgiuotojas, ryškus favoritas, kuris atvyko į Bankoką su ketinimu išvykti su pasaulio čempiono titulu prieš Nabilą Ananę. 20 metų, alkano ir pasiruošusio pasirodyti pasauliui. Ananė 2 kartus pargriovė Kariliją pirmajame raunde, o galiausiai jį nokautavo. Caught him with the toes. 45 miles an hour. There's a laser from the middle. He's got the Can he nails it? Big shots by Anand. This is what I was talking about. Anand's ability. Ananė apie save pasauliui pranešė pačiu žiauriausiu būdu. Michaelas Benumas, Page'as, kūrybingas kovotojas, įspūdingų triukų specialistas. Prieš evangelistą Cyborgą Santosą, Bellator veteranas ir patyręs Brazilijos kovotojas, kuris narve jau buvo matęs viską. Nuo pirmojo varpo dūžio abu kovotojai stovėjo tvirtai, kraujas ir prakaitas liejosi ant kilimo. Santosas žengė į priekį, kai antrajame raunde buvo likusios kelios sekundės. MVP kantriai laukė būtent tos akimirkos. Tiesiai į veidą, skriejantis kelios smūgis. Ir Santosas krito ant grindų agonijoje. Kelios smūgis Santosui sukėlė kaukolės lūžį su įdubimu kaktoje.
Gydytojai šią traumą palygino su tomis, kurios matomos per didelio greičio automobilių avarijas. Atrodė lyg iš vaizdo žaidimo. Tačiau žala tikrai tokia nebuvo.